Buvo filmų vakaras, kovo 19 diena. Tiesiog jis taip prisiminė, kad šiandien bus ta diena, kai jis gausi šventosios dvasios krikštą. Filmo pradžioje Justas gavo iš Dievo, kad Silvija ir Roberta turi melstis už Agnę. Panaši istorija, o Justas už mane. Ir tada po filmo aš ir Justas nuėjome virtuvę ir jis pradėjo melstis už mane. Ir tada aš tiesiog sustingau, nes jis gavo iš Dievo, kad turiu atleisti vienam žmogui ir po to gavo, kad turiu iš tikrųjų atleisti dar kitam. Tada man buvo labai sunku, aš tiesiog negalėjau nieko ištarti, bet Justas pasakė man Jėzaus Kristus vardu, atverk lūpas. Ir tada aš pasakiau tų dviejų žmonių vardus, ir tada Justas gavo, kad dar turiu vieną nuodėmę ir turiu ją išpažinti ir atgailauti šitą nuodėmę. Ir tada atrodė, kad viskas buvo gerai. Atsiprašau, čia dabar aš turiu pasakyti, nes jis net prisimena. Iš tiesų buvo labai sunku su Luku, nes mes gal valandą su pusė užtrukom virtuvėj, nes pradėjo iš jo jam visokie keisti dalykai darytis. Jis pradėjo purtytis, jis pradėjo su manim šnekėti kažkaip tai nesuprantamai, atrodo, kad ne jisai iš viso šneka. Ir tada aš supratau, kad pas jį kažkas yra negerai, ir pradėjau varyti iš jo laukan tai, kas yra tenai. Jis tiesiog man pradėjo sakyti, ne, aš niekur neisiu, jis atsisėdo ant stalo, pradėjo purtytis visas, pradėjo žiaukčiot, kaklas pradėjo kažkaip nurimtis. Ir tada, tokie, gana nejaukus dalykai buvo. Jėzus Kristus vardu pradėjo varyti laukan, paėmiau jam už kaklą, sakau, Lukai, klausyk manęs, Jėzus Kristus vardu įsitiesk, jis negali įsitiesti, nedangi mano žvilgsnio, sakau, pažiūrėk į mane, sakau, į mane, jisai negali mane pažiūrėti, pasižiūrė ir iš karto panarina žvilgsnį. Ir tada kažkaip viskas nusiramino jisai, kad sako, aš neturiu jėgų, visiškai neturiu jėgų. Tada pasimeldžiau, kad atsirastų jėgų jam, pasimeldžiau, kad šventoji dvasia ant jo užžengtų. Jau buvau pradėjęs beveik melstis kalbom. Aš jau jį girdėjau melstis, kai jis pradėjo melstis kalbom, tai pašnipždom. Ir tada grįžom atgal į saloną, nes jau ten, sakau, tikrai valanda su pusė gera buvo praėję. Toje virtuvėje mes buvom su juo ir grįžom atgal į saloną ir jisai, viskas gerai, šypsosi, atrodo, viskas gerai su berniuku. Ir tada vėl jos išėjo ir aš sakau, Lukai, atverk lūpas, melskis. Nes kažkaip jaučiu kažkas negerai. Aš sakau, atverk lūpas ir sakyk, Jėzus Kristus yra viešpats ir jisai negali to ištarti. Sako, ne, ir vėl burtus visus. Tada vėl meldžiaus, vėl variau laukan iš jo, jisai niekaip nenorėjo išeiti. Toks tampimasis buvo, ar man jisai taip žiūri nepatiko, nes aš tikiu, kad Kristus gali čia ir dabar viską užbaigti. Bet kažkas negerai tenai buvo. Ir tada tiesiog supykau aš ant jo, sakau, viskas, nustoja žaisti su manim, sakau tau, Jėzus Kristus vardu, nešdinkis iš jo. Jis dar man pasakė, sako, kur maniai? Jis man sako, kur maniai? Sakau, tada aš galvoju, čia man šnekėti iš viso reikia, ne, toks pasimetęs visai esu ir nedažnai tokie dalykai vyksta. Ir sakau, čia tu neturi vietos, eik iš ten, kur esi atėjęs, čia tu neturi vietos. Ir jisai kažkaip taip atsipalaidavo ir aš pamenu, jisai dar visiškai gal vėl jėgų neturėjo. Ir sakau, Lukai, nevešiu aš tavęs namo, tu pas mūsų gali pasilikti nakvoti. Tada pamenu, jisai atsigulė ir aš jam pradėjau Bibliją skaityti. Skaičiau iš Romiečių 8 skyriaus, 53 Izaijo skyrių perskaičiau Jono 17 skyrių, kur Jėzus meldėsi už apaštalus ir už mus, kurie įtikinti per jų žodį. Tada Lukas atvėrė taip akis, pasižiūrėjo mane ir sako, perskaityk man Romiečiams 10. Dievas man sako, kad man reikia išgirsti šitą. Ir aš perskaičiau ir tenai buvo, jūs žinot, kas ten parašyta, kad mes gaunam išgelbėjimą, išpažindami lūpomis, kad Jėzus Kristus yra viešpats ir tikėdami širdyje, kad Dievas prikėlė iš numirusių. Ir jis tiesiog šitos žodžius ištarė ir užmigė. Ir atsikėlė ryte, dar toks buvo, ganėtinai pavargęs, nes iš tikrųjų jis miegojo iki 12 pas mūsų, net mes su Roberta taip pavydžiai žiūrėjome į jį, nes mes tiek miego neturim. Tai va, toksai judėjimas. Ir aš esu įsitikinęs, kad jis gavo šventosios dvasios krikštą, nes dar antrą kartą jis meldėsi kalbom, pašnipždom. Aš įsivaizduoju, kad jisai tiesiog grojosi, bet viskas yra gerai. Tai va, toks vakaras man.